Labas vakaras, Edvinai. Labai labai smagu tave matyti čia mūsų studijoje. Ir pirmiausiai, tai aišku, tikrai noriu, kad trumpai prisistatytum ir papasakotum, kasgi tu esi ir kokia tavo organizacija yra. Sveiki, sveiki. Tai esu Edvinas, esu iš Maltiečių arba, jeigu ilgesnis pavadinimas būtų Maltos ordino pagalbos tarnyba. Organizacijoje dirbu 10 metų, dar beveik tiek pat savanoriavau, tai iš viso toks 20 metų bendrai, jeigu kalbėti irgi apie nevyriausybinį sektorių, tai tiek esu. Turiu 2 sūnus, čia pikantiškesnė žinia būtų ir kas vis spardau kamuolį, tai ir vis kažko mokausi, tai būna irgi kažkoks periodas matyti. Supratau, žinai, aš kai su tavim susipažinom, kai mes jau irgi pakankamai senokai, ar ne, jau eilę metų buvo, tai iš tikrųjų ta Maltiečių organizacija man jinai tokia visą laiką, atrodo, ne tik, kad nevyriausybinė ir savanorystė, ir ta turbūt geriausiai atpažįstama, dabar artėja šaltasis metų laikas su ta Maltiečių sriuba ir tokiom matomom, tradiciniam savo veiklom. Bet man tokia, žinai, visą laiką tokia labai atrodo, daug istorinės paslapties yra pačioje organizacijoje ir labai labai gilios tradicijos jos yra. Ir kažkaip, žinai, iš to sukant labai, man irgi norisi išgirsti, dabar tiesiog, kai tau susigulėjo ta patirtis ir darbo kartu, dabar jeigu galėtum atsukti atgal, vis tiek holistinė verslo disciplina, apskritai disciplina, maltiečiai, nevyriausybinė organizacija, tos gilios istorinės tradicijos, kaip šitie dalykai, tarpusavį dera, nedera ir kas tave užkabino, kodėl tu leidaisi į tą kelionę kartu? Tai aš taip irgi galvojau prieš mums susitinkant, kad, man atrodo, tas kompleksiškumas ir šiandieninės organizacijos, ypač nesvarbu, ar būtų maltiečiai, ar bus bet kokia kita organizacija, man atrodo, yra per daug didelis ir per daug visi yra susiję. Ir tas reikalauja natūraliai tokios, kitokio gal ir požiūrio apskritai į patį veikimą, į bendradarbiavimą, į organizacijos galiausiai valdymą irgi. Tai aš taip ateidamas galvojau irgi toks, man atrodė, kad čia tikriausiai tas struktūros toks momentas, nes mes turim tokį struktūros pokytį ir ten, žodžiu, daug visokio darbo reikia nudirbti ir rankas ir pasiraitojus rankojas reikia ir nebūtinai, bet tokia mačiau, kur ne tik tai yra paveiksliukas, kurį mes turim, žiūrėk, fainai atrodo, ir tada tu jau iš automatiškai gali po kiek laiko piešti dar vieną, kuris ten yra, man atrodo, net internetas ten vaikšto, ir tada yra kita struktūra, pagal kurią realiai žmonės veikia ir visi kita. Ir man atrodo, čia yra atsakymas į tą kompleksiškumą, nes tu nubrėžęs vienaip, tu kol nepabūsi, kol iš tikrųjų nepamatai vieni kitų, vienas kito šitą visai organizacijoje, tai man atrodo yra sudėtinga ir mes turim momentų, kur atrodo lyg tai ir nesusiję dalykai, bet neveikia. Ir tada, kai atsisėda prie stalo tų nesusijusių dalykų žmonės, paskui ir gimsta viskas ten pasirodo gerai yra, tik tai nesusėdo, nes neidentifikavo vienas. Nes neidentifikavo tos savo tikrosios sąsajos. Tai dabar mini kompleksiškumą, tai tiesiog aš atsimenu tą jausmą, kai tu man pradėjai pasakoti apie organizaciją pirmą kartą, jau taip, žinai, susėdus jau taip labiau nuosekliau, aš atsimenu, žinai, tą savo tokį galvą, Jėzus, negali būti, žinai, negali būti, nes taip atrodo, vis tiek tai, ne kažkokia, taip per pasaulį yra žinoma ir didelė, bet Lietuvoje, primink, kiek yra darbuotojų ir savanorių apjungę maltiečiai? 44 vietos visoje Lietuvoje, tai čia jeigu tokie, kaip padaliniai, sakytume, mes grupėmis vadinam. Ir tada yra 170 darbuotojų ir apie 2000 savanorių. Tai kad suprastų, ar ne, tą tokį. Ir kai prasidėjo ta kalba, kad taip yra, vadinama, ar ne, headquarteriai, ta administracija, ir yra 44 lokacijos, kur per visą Lietuvą mažiausius kampelius tiesiog pasiekia. Ir tada dar ta savanorystė, kur
atsiranda ir pas jūs ten tiek viduj veiklų ir programų ir visokių pasiskirstimų, ar ne, tais darbais jau jūsų pačioj centriniai, buveiniai. Ir tada suvoki, kad ir statusai skirtingi, ar ne, ir tas tinklas yra, ir tu, kaip, ir gaunasi ir matrica matricoje, ir centralizuota, ir klausimų daugiau negu reikia. Ir dabar aš kažkaip noriu su tam netgi gal kartu atgaminti, kaip mums tenais pavyko tą kompleksiškumą dekonstruoti ir pajudėti. Nes pirmas tai jausmas toksai buvo, kad o vaikeli, žinai, jiems turėtų būti labai sudėtinga. Bet pataisyk mane, jeigu aš klystu, man rodos, kad mes pradėjom kalbėti, ar ne, tai vis dėlto, tai kas yra ta gija, ar ne, kas yra ta gija, kas tą visą organizaciją laiko kartu. Taip ir buvo, nes ir mes tada identifikavom, kad ir matyt, čia bendrai jau seniai esame identifikavę, bet faina visą laiką grįžti prie tų dalykų, kur atrodo jau esi sugalvojęs, nes vienas iš momentų ir buvo, kaip, čia jeigu mes pradedam darbuotis, tai tada, ar čia nebus dar vienas kažkoks, nežinau, kažkokia vieta, kur atsiras dar vienas kažkoks naujas dalykas, kuris tada bus čia dar papildomai darbo, čia pas mus ir taip yra ką veikti, ir čia dar papildomai atsineš ten koks nors vadovas arba dar kažkas, kaip dažniausiai būna. Ir tada mes tam pasiklysim dar labiau. Tai ir nebuvo, nes savanorystė buvo identifikuota kaip ta pagrindinė gija, kuri eina per organizaciją, ir ta organizacija tokia yra. Jos iš principo toks tikslas yra savanoriška pagalba. Tuo pačiu, aišku, keičiantis organizacijai atsiranda daug kitokių darinių, kurie turėtų jau padėti savanorystį, ir taip yra formuojama. Bet kokia paslauga, kuri atsiranda, jeigu jinai turi padėti tą savanorystį įgyventi ir žydėti. Tai tas buvo smagu, man atrodo, kad identifikuoti vėl tą, kad taip, tai yra savanorystė, tu pasitvirtini tą patį. Ir tada jeigu žiūri, kaip sekasi. Toks, žinai, tas toks grįžimas prie esmės, nes iš tikrųjų, kai mes pradedam kalbėti apie tą, angliškai impact, ar ne, ar apie tą visą poveikį, apie tą prasmę, esmę, tai dažniausiai nėra kažkas tokio naujo, ko organizacija nežinotų, bet tik tai tiek, kad jinai toj kasdienybėj apauga, ar ne, vis tiek. Procesai, nes pradžioje mūsų ir buvo kalba, kad žinai, kad gal reikia procesus pasitvarkyti, bet iš tikrųjų tai turbūt svarbiausia atrasti tavo, už ko gali užsikabinti, kurgi tas yra visas organizacijos stuburas ir į ką visi lygiuojasi. Ir aš atsimenu tada, kai užkabinom, kad, iškėlėm, kad tą savanorystę reikia iškelti aukščiau visko, kad tai yra esmių esmė, kad tai yra organizacijos širdis, prasmė, ir ta savanorystė būtent per tą dalinimos, ar ne, kad tai yra bendruomenė, kur mes kuriam visuomenę, negi nuskambėjo, ar ne, kad mes kuriam kartu visuomenę, kurioje gera dalintis, kurioje mes vieni kitus matom, palaikom, ir man tai čia tokia buvo pačių giliausia holistinė prasmė įvardinta jau per mūsų sesijas. Tai suprantu kad tos dvejonės buvo, ar ne, kad kaip žmonės priims ir kaip padarys. Ir nepaisant to, mes leidomės į labai intensyvų darbą iš tikrųjų. Taip, dėl įvairių ten priežasčių susidėliojom, kad darom intensyviai, kad įtraukiam įvairias tas grandis. Tai gal dabar galėtum, taip ir tu pats atsiminti, tas tavo kaip vadovo, tavo kaip žmogaus atradimai ir visos komandos tie tokie atradimai, gal tam tikri lūžiai, gal, nežinau, grįžimas į pradžią, arba netgi gal kaip tik perėjimas į tą kažkokį kitokį lygmenį. Kaip dabar iš laiko perspektyvos jau atrodo, kas įvyko? Man atrodo, tas toks greitas irgi padėjo, nes mes tuo momentu ir savo strategiją naują planavome, tokia planavimosis periode buvom, ir čia kaip čia dabar nepapulti, ir aš prisimenu irgi tas buvo toks, o tai kaip čia dabar geriau gal eigoje daryti, kad suspėti, kad paskui nenuklysti kažkur pačiam kituose planavimuose, strateginiuose, dar kažkur, kad jau iš karto matyti viską ir dėlioti visi taip jau, kaip būsim prasidirbę. Tai man atrodo, šitas buvo toks įdomus dalykas irgi toks reiškinys, kur atrodo irgi įtemptas periodas, tu iššoki, dar papildomai
turi komandai tempti raumenis visus galvoje, kad ten kažkaip suprasti, kaip čia viskas vyksta. Tai šitas momentas man tada irgi labai patiko iš tikrųjų, kad prie savanorystės grįžom, ne kažkokioje kitoje vietoje atsiradom, nes matyt, atrodo, ta linkme eini ir tada visokių iššūkių atsiranda, ne, pavyzdžiui, daugiau paslaugų pradedi teikti arba turi programas, kurios, tokios šiaip jau augančios yra ir daugiau apie kažkokį, serviso ir tada norisi, tu matai, kad stengiasi, kad ten tokios paslaugos neprigesintų tos savanoriškos veiklos, nes šiaip jau ir jos yra sugalvotas, kad jos padėti turėtų, bet būna visai. Tai, ir tada grįžti prie savanorystės, tada kitas momentas buvo irgi, kad kaip žmonės reagos, kaip jie įsitrauks, ne, jie bus pakankamai įsitraukę, ar jie sakys, vienas naujas projekčiukas, faina, pabūsim ir toliau su maišytom smegenim išeisim ir nieko, bet iš to, kaip toliau tęsiasi, tai tokio ir įsitraukimo vienas iš kito irgi truputį reikalavom ir tada ir tokio matėm, kad visai logiškai dėliojasi viskas, kad į temą, pradėjom dėlioti irgi, kas čia vienur ir kitur svarbiau yra, ateinantiems naujiems žmonėms, nes buvo irgi žmonių, kurie naujai prisijungė arba naujai įtraukti buvo į procesą, pavyzdžiui, iš grupių, iš padalinių, kur mes tengiamės tai irgi toks buvo, kur, man kažkaip aiškiau apie ką organizacija yra. Tai toks irgi kitas toks rezultatas, kuris irgi netikslinis, bet pasiektas. Ir dar tokio irgi, kad mes ten gražiai išdėliojom, jog ta savanorystė yra iš principo apie tą bendruomenę, kurioje čia visi vienas kitam padeda ir gali padėti ir taip toliau. Ir tada tuo pačiu mes dėliodami aiškesnę viziją organizacijos, lokaliai Lietuvoje nebūnant, tai irgi labai toks irgi sutapo, nes pradėjom kalbėti apie tvarę bendruomenę. Ir tada apie tai, kad tai yra vieta, kur iš principo maltiečiai, kur aš galiu ateiti ir gauti pagalbą lygiai taip pat, bet tuo pačiu ir suteikti pagalbą. Tai reiškia, kad pas mus tada mažėja takoskyra tarp pagalbos gavėjo, nes tas pats vaikas, tas pats neįgalus, tas pats senjoras, jisai jau skaitytųsi bendruomenės narių, jeigu jis to taip nori skaitytis. Ir lygiai taip pat tas rėmėjas, kuris ateina, kuris galbūt duoda lėšų, aukoja daiktais ar dar kažkaip, jisai irgi matom, kad ateina ir sako, o tai ką dar aš čia galiu padaryti, kom dar aš čia dalyvaujam renginiuose, įsitraukia. Tai tada toks irgi, irgi dar viena bendruomenės dalis yra, kuri šiaip jau problemų tik kelia, nes to plečiasi viskas, tai nebėra apie vidų organizacijų, bet ir išorė, bet vis tiek kalbėjo apie vieną bendruomenę. Tai čia, man atrodo, toks irgi sutapimo pats klausimas irgi žiauriai svarbus, man atrodo, nes nebėra, kad savanorystė tu kalbi vienu žodynu, o paskui apie organizaciją bendrai tai kitu. Tai čia, man atrodo, irgi svarbus dalykas. Ir čia turbūt tas gaunas toksai, kad, tai savanorystė ne tiesiog ant vienų durų lentelė, ar ne, organizacija, ne dėžutė, kur ten, už savanorystės procesus atsakomybė, bet savanorystė kaip organizacijos DNR. Bet tai, noriu tave truputį atverti labiau dar, ar ne, pakrapštyti. Vieną dieną mes, net ne dieną, gerą pusdienį skiriam, buvo susirinkę įvairių programų vadovai ir administracijos, tai kad supras, ar ne, dalis jų iš tikrųjų nuolat dirba ir gyvena su savanoriais ir su pagalbos gavėjais labai artimai susiję. Bet dalis, iš tikrųjų rūpinasi kitais dalykais ir nors kaip ir savanorystė, ar ne, tas, toks ir DNR, bet, tokio betarpiško ryšio gal ir neturi. Ir ką mes padarėm? Ir mes skambinom. Mes visi skambinom savanoriams ir visi kalbėjom su savanoriais, o kaip savanoriai jaučiasi to organizacijai. Nes ką tu paminėjai, man tai toks buvo irgi iš tų tokių stebint žmonių veidus labai stiprus, ar ne, dalykas, kad ta savanorystė tokia, tu šiandien gali būti savanoris pagalbos davėjas, bet kitą dieną tu gali būti pagalbos gavėjas ir netgi dar daugiau savanoriai dažnai irgi ateina, kaip kažkuria prasme, kaip išpildyti savęs ir neturėdami kažkokį savo tikslą, kuris, vėlgi, ar ne, persipina su tos bendruomenės tikslu. Ir tie skambučiai, dalis žmonių labai nejaukiai jautėsi, ar ne, skambindami ir jiems tai, nebuvo įprasta. Ir tokia pastalino lyg į 2 stovyklas, gal į 3 tokias grupės organizacija. Vieni sakė, taigi mes kiekvieną dieną šnekėmės viską, mes žinom, ką mes šiandien dabar išgirsim, ne? Kiti sakė,
Tai mesgi ten nebendraujam, nieko nesuprantam, tai ką mes čia dabar, ką mes jums pasakysim paskambinę, ar ne? Nu ir trečia grupė, kur sakė, nu kaip tai vis laiką tokia būna tyrinėtojai, sakė, jo, tai skambinam labai fainai, iš tikrųjų, žinai, nu pasižiūrim, kaip ten bus. Ir jūs tuos pokalbius su savanoriais tęsėt, kiek aš pamenu, ar ne, kad tai nebuvo vienkartinis toksai iššokimas, bet jūs tą praktiką darėt ir ką tai davė organizacijai? Nu, aš manau, kad jeigu taip žiūrint, iš mano perspektyvos, tai labai tai turėjo padėti ir aš tikiuosi, kad ir padės toliau suprasti, nu, apie ką yra ta organizacija. Ir čia, man atrodo, irgi svarbus dalykas yra ypač tiems, kurie, nu, mes administracijoje dirbame, ne, ir šiaip jau esam toli nuo to pagalbos gavėjo ir tada gerai, čia pas mes turime ofise kažkokių pagalbos veiklų, kur ateina žmonės, tu juos gali ryte arba ten po pietų sutikti ir suprasti, kad čia yra tas žmogus, kuriam organizacija padeda, tai tokio įsižeminimo apie savo veiklą. Tai man atrodo, tas skambinėjimas padėjo vieniems suprasti apie tai, kad šiaip jau aš kiekvieną dieną skambinėju su savanoriu, tai man visai paprasta, lengva, viskas čia gerai, aš vis ten pažįstu ir nėra man dėl to problemų. Ir tada aš suprantu, kad kiti šiaip jau ne taip gerai pažįsta, ne taip gerai įsitraukia, ne taip gerai žino. Tai čia matyt klausimas yra, kuom aš galiu padėti. Nu, tai kitiems, kad jie labiau įsitrauktų, labiau identifikuotų ir panašiai. Tada iš kitos pusės yra žmonių dalis, kurie šiaip jau nedirba su savanoriais ir juos rečiau mato, bet irgi supratimas, kad šiaip jau mano tą sritį liečia, ne, jeigu aš renku lėšas, ar komunikuoju, ar kažkokią programą organizuoju, ar tam pačiam netgi žmogiškų išteklių komandoje esu, bet irgi suprantu, kad kažkas dirba su savanoriais, ir savanoriai kiekvieną dieną keliasi eina, tai reiškia, aš irgi turėčiau suprasti, man tada įdomu pasiklausti tam tikrų klausimų, kokių pavyzdžių gali būti. Ir kaip su savanoriais daugiau pažinti tos savanorius matyti. Ir čia, man atrodo, buvo esminis momentas, ir kuris šiaip jau turėtų tęstis. Dabartinis momentas, toks turim tą Maltiečių sriubos maratoną, kai jisai šiaip jau yra labai siejantis vieni kitus, nes ten jau ir lankymas prasideda savo, jeigu per grupės važiuojam ir ten renginius turim ir visi kita, tai jau tas siejasi. Tuo pačiu bus ir tokių gimsta tokios naujos iniciatyvos, kurios praeitais metais buvo, bet dar šiais metais matyt dar stipriau pasireikš per to, kad, pavyzdžiui, gruodžio 5 yra savanorystės diena. Ir per tą savanorystės dieną šiaip, tai faina, švenčiam, sveikinam visus ir mūsiškius ir kitus, bet tuo pačiu sakom viduje, o ką galim padaryti, ką mes čia galėtume padaryti, kaip mes čia galėtume švęsti. Ir vienas iš būdų yra, ką mes sugalvoję esam, jog gruodžio 5 dieną mes tiesiog šokius sukilsim visi ir važiuosim į kažkokią veiklą, kažkur savanoriauti. Ne tik, kad pamatyti tą pagalbos gavėją, bet jeigu jau norim suteikti šventį savanoriams, tai reikia, kad kažkaip jie švęstų. O jeigu jie švęstų, tai reiškia turi nedirbti, neiti savanorišką veiklą, o eiti valgyti arba į kiną, arba dar kažkur tiesiog kartu pasidėti. Tai reiškia, mes turim už juos tą darbą padaryti, nes jeigu ten savanoriai pasakys seniorams arba vaikams, kad šiandien neteisime savanorystės dienom, tai sakys, šiaip jau dabar turėtumėt kaip tik ateiti. Čia toks. Taip. Kyla tada iniciatyvos, jas tada yra paprasčiau apjungti ir suprasti, kodėl čia šitas dalykas atsiranda. Tai toks vyksta irgi. Jo, tai, o kaip galbūt, žinai, mes iš tikrųjų turėjom tas intensyviasias sesijas, tai, jau kiek jau čia kokie praėjo, turbūt kokie 8-9 mėnesiai, ar ne, tai buvo sausio pabaiga, vasario mėnuo. Ir kaip tavo paties vaidmuo pasikeitė, nepasikeitė, gal kažkuriuose vietose, tavo, kaip čia, komandos, žinai, lūkesčiai ir prisėmimas kažkokių dalykų kažkiek keitėsi, gal apie tai turi ką pasakyti. Bendrai taip, jeigu pasižiūrėjus dar irgi tas skambinimo
kiek momentas buvo svarbus ne tik tai mums patiems, bet mes tada skambinėdami dar irgi norėjom tokio, suprasti, o kas įdomu, kad jeigu skambini, jau domiesi tai savanoriais arba jų darbu, tai matyt kažkoks iškrenta ir lūkestis į tave, tai kažką reikėtų čia geriau padaryti arba dar kažką, tai tu šitą žiniesi ir paskui mes parsinešinėjom į bendrą ratą, kur sakom, tada labai daug tokių klausimų arba lūkesčių buvo apie santykio palaikymą apskritai, apie bendruomeniškumo skatinimą. Čia mums viena lemputė, kad visai gerai sugalvojom apie tą bendruomeniškumą, kad čia tas visai svarbus yra. Tada buvo irgi apie tokių techninių dalykų, kaip ten kažkokie kompensavimai, arba ten išlaidos, arba paprastesni kažkokie procesiukai, kad nereikėtų ten ilgai verkti, nes vis dėlto yra savanoriai ir taip toliau. Tada komunikacijos, tokios vidinės komunikacijos daugiau norėjusi ir tą irgi žiūrim. Ir bendrai tokių visokių poreikių savanorių, kur ten sakydavo, man kažkokią ten įrankį reikėtų, arba mes čia jau pabaigėm visai savo atributiką, tai visai tokių dalykų norėtumėm. Ir tada tu supranti, kam tau reikės, ir jis tau tam pasakoja, ir istoriją gauni, ir visą kitą. Ir komunikacijos, kas iš komunikacijos buvo žmonių prisijungę, tai irgi tuo pačiu dar vieną kitą istoriją išrasdavo, kur reikės ateities darbams. Lygiai taip pat iš pradžių savanoriai buvo išsigandę, nes kodėl skambina, ir čia dar pasakai, kad iš ofisų skambina ir taip matai, kaip antaikis pakyla arba akis įsitraukia, nes galvoju, čia kažką prisidirbau, ar čia kažkas buvo, ar čia kažkas dabar jau bus. Tai tokia yra, paskui supranta, kad ne apie tai ir labai daug laiko skiria. Ir tada komanda pradėjo irgi matyti, kad šiaip jau jeigu paskambini valandą dušta iš karto, nes jau pakalbini, jeigu jau prakalba, tai jau ten tau papasakos daug ką. Ir tas visai, man atrodo, ir man kaip vadovai tada, siejančia šitą klausimą, tai toks, kaip fainai, kad pamato vieni kitus ir tada tokio daugiau santykio kūriama, nes šitoje organizacijoje yra labai daug santykio. Ir kartais tiek daug to santykio yra, kad kartais ir dalykai vyksta tik tai dėl to, kad santykis yra. Ir čia, man atrodo, yra ir pliusų ir minus šitose dalykuose yra, bet jeigu mes kalbam apie bendruomenę, jeigu mes kalbam apie kažkokį bendruomeniškumo klausimą, tai mes tada turim, suprasti, kad santykis irgi yra svarbus. Tai šitas, man atrodo, yra toks gal svarbiausias man matyti dalykas. Tuo pačiu irgi lygiai taip pat kaip vadovas smagu, kad neatsiranda kažkokių naujų dalykų, kur pasirodytų, kad liktai į kitą pusę dabar sukti visą tą laivą reikėtų, arba ten dar kažkaip, kad tu pasitvirtini pats pas save, kad šiaip jau viskas čia gerai yra, kelionė ta pati ir į ten, bet papildomų tokių klausimų iškyla, kaip tą padaryti geriau, kaip čia pjunginėti. Tada skauda galva, pradėt skaudėti galvą ir tada supranti, kad visai čia gal veikia, tai gal ne taip greitai arba ne taip staigiai gali kažkas atsitikti. Tai man atrodo šitas. Tai kitaip tariant, nežinau, gal čia dar būtų biškai į priekį pasakymas toksai, bet man atrodo, kad jau tas yra, kad priiminėjant sprendimus atsirado jau, ar ne, tas mąstymas ir dimensija, o kaip tai paveiks savanorių darbą, ar ne, ir toje savo veikloje tas matymas, ne tik tai, ką aš turiu padaryti, nes aš ten esu įsipareigojęs, ten prisižadėjęs, gal ten, Edvinui, tarkim, ar ne, bet toks mąstymas, ne, kad o kokie yra savanorių poreikiai ir kaip tai mūsų savanorystė įtakos vieni ir kiti dalykai, kuriuos aš padarysiu arba kurių nepadarysiu atitinkamai. Nes aš atsimenu, tai buvo iš tikrųjų žmonės be galo tam užsiėmė ir atrodė, kad kaip mes čia dabar ir skambinimų to atrast laiko, ir dar skambučių tam vis tiek registravom, kad galėtum juos aptarti, bet dabar turbūt jau natūraliau yra tuos pačius savanorius įtraukti vienokius ar kitokius sprendimus prieš galutinai juos priimant, ar dar iki šito dar ne visai daėjo. Daidinėjam ir man atrodo, kad ateinam dar irgi tokį, kur žmonės pats pradeda įsitraukinėti, nes yra kartais tu žinai, kad tu turi įtraukti,
ir tu šiaip stengiasi įtraukti, bet neįsitraukia ir tada matai, kad iš tikrųjų ir ten laiko nėra, ir ten dar reikia įsigilinti, tai kitus bairius, aš čia tik savanoris, ir jūs jau ten sugalvokit, mes čia padarysim, ir visokių ten tų būna perliukų, kurie iškrenta, bet kai vieną kitą kartą įsitraukia, tai tas įsitraukimas jisai aktyvėja, bent jau iš tų žmonių, kurie įsitraukia, ir po to jau ten pradeda visai aktyviai kitus nervinti. Tai čia buvo vienas irgi vasarą, mes turim vasarom susitikimus su padalinių vadovais ir truputį dirbam tom temom, kur dažniausiai laiko neliečia. Ir genetika, sielovados klausimai arba kiti, tokie, kur jau šiaip daug laiko reikalaujantis ir tokio reflektyvaus truputį darbo. Tai irgi ir dalis yra, dalies nėra, ir jau tie, kurie dažniausiai įsitraukia, jų jau tokia jaunimas, tokios lyderystės, tai čia reikės dabar kažkaip pastiprinti tą kitų dalyvavimą, nes kiek mes šiek tiek pas galim kalbėti. Tai jeigu kitų nėra, tai tada reikia, kad jie būtų, arba tada mes, kai jau nuspręsim, tai jau kitiems nepatiks. Tai per tą norą įtraukti tą lyderystės prisiminimą, man atrodo, irgi tokie, atsiranda tokie veiksmai, kur visai, man atrodo, naudingi, organizacija irgi. Tai tas, nežinau, kiek dar yra tokio, tas raumo matyt auga, be judinant jį, tai kas, mes labai dažnai irgi galvojame apie tai, kad jeigu kažkoks sprendimas ateina, o tai kaip palies, tą gavėją pagalbos. Mes turim kapelioną ir jis labai vis laik dažnai primena, sako, tai kur čia yra tas mažasis mūsų brolis, kuriam čia jau šiaip susirinkom padėti. Tai šitas, bet tuo pačiu irgi, galvoti apie savanorių, jeigu mes atidarysim naują paslaugą arba naują veiklą prasidės, tai kaip čia dabar lies, ar jam bus geriau nuo to, ar mes dar dėmesio mažiau, pavyzdžiui, turėsim jam, arba ar mes neapkrausim jo papildomais dalykais, šiaip kokiais mes apkraudinėjom vieni kitus kasdienį veikloje, ir tada ar jis išveš, ar ten pavyks veikla tame mieste ar miestelį ir panašiai. Tai čia, man atrodo, dar irgi toks yra, ne visada gal papuola, bet kai papuola, tai toks pergalvojimas įvyksta iš karto. Tai kitaip tariant, žinai, jeigu dabar truputį pasirezumuojant tokį tarpinį, tai turbūt keli tokie dalykai, ar ne, buvo labai reikšmingi. Tai vienas, kad tai buvo kaip daroma, kaip greitai, gal ir šiek tiek netikėtai, bet buvo labai gerai suderinta su strategijos peržiūra, kad tai vyko tuo pačiu metu, ir tos įžvalgos, kas buvo sugeneruota, tas, kaip čia tas vėl iškėlimas, ar ne, tos savanorystės, kaip tos esminės linijos ir savanorystės pačia plačiausia prasme, kad reiškia, kad tai yra ta džiaugsmas dalintis, ar ne, ir padėti vieni kitiem ir kurti tą santykį ir pasitikėti. Tai kad tai nebuvo dar kažkoks vienas užėjimas, pasižiūrėjimas, bet jau iš karto jungimas su tais dalykais, tie tokie procesai, kurie ir taip vyksta organizacijoje. Tai šitas turbūt buvo sėkmės faktorius, ir kitas buvo, ar ne, kad kaip tenai bebūtų, nors ten buvo gal ir skirtingų nuomonių ir taip toliau, bet jūs kaip organizacija vis tiek darėt. Kažkas nenori, tegul nedaro, bet buvo branduolys, kuris toliau darė, ir per tą tokią, kaip šiek tiek tokia gal ir duobelę tam tikrą, ar ne, jūs, sėkmingai perėjot, ir paskui jau tas požiūrio klausimas, jis jau pradėjo duoti savo vaisius, ir vėl tada toks naujas kvėpavimas įsijungia, kad, taip, apie tai reikia kalbėtis, ir su tuo reikia dirbti reguliariai. Tai kaip nevyriausybinio organizacijų veikloje, ta holistika, kaip dabar tu, kaip sakyt, jau turėdamas tą patirtį, ar ne, perėjęs per šių metų tuos pokyčius su savo organizacija, kaip tu gal, žinai, pasakytum, kokie yra ypatumai tos holistikos nevyriausybinės, ir gal kažkokie yra mitai, kuriuos tu norėtum atkreipti dėmesį arba išsklaidyti, galvojant apie holistinių principų taikymą nevyriausybinėse organizacijose? Aš tai galvoju, kad gal vienas iš tokių mitų galėtų būti, kad tik tai šitam sektoriui gali būti vienos problemos, ir kiti nejaučia kitų problemų, arba tarkim, jeigu organizacija, tai verslo, arba ten, nežinau, valstybės, arba
ir nevyriausybinė, tai jau šiaip skirtingos problemos yra, jeigu apie darbą kaip sistemos. Taip. Aš ir iš studijų šitą pasiėmiau, kad jau seniai yra sudaužyta šitą mano viltis pasakyti, kad šiandien, žinok, pas mums kitaip yra. Nėra čia kitaip, tiesiog yra skirtingi, galbūt resursai skiriasi, galbūt skiriasi ten kažkokie greičiai arba kažkoks tai, gali skirtis kažkokie procesai, bet šiaip jau iš principo sistema yra tokia, kokia yra, nes ten yra žmonės ir tada apskritai yra darbo daug su žmonėm ir su vieni kitais. Tai man atrodo šitas, jeigu bendrai kalbant, kas matyt yra tokio kompleksiško ir jeigu kalbant iš tos holistinės perspektyvos, tai irgi man atrodo yra, pavyzdžiui, tokios organizacijos kaip mes tikriausiai irgi turi tą, kur yra dalis savanoriškos veiklos ir tada dalis ne, nesvarbu kokiu procentu eitų, bet vis tiek yra kažkoks papildomas. Ir tada man atrodo, va čia tokio holistiškumo, pasižiūrėjimo, kaip horizontaliai keliauja, mes lygiai taip pat žiūrėjom, kaip savanorystė horizontaliai keliauja iki bet ko, iki paslaugos. Ir tam žmogui, kuris paslaugą konkrečiai dirba su slaugytojais, tai iš principo, žino, kad yra organizacijoje, kad reikia, jis galbūt gali pasitelkti savanorius, bet kad jau čia jo darbas kažkaip labai siejasi su tuo, tai mažiau identifikuoja. Ir čia, man atrodo, yra iššūkis, nes tada visai kitaip mes žiūrime, nes netgi žmonės, yra darbuotojai, pas mus tokios 3 subgrupės yra darbuotojai, yra savanoriai ir tada yra nariai, kurie šiaip jau organizacijos valdymo daugiau turėtų prisidėti ir prisideda, bet bendrai tai yra bendras darinys, bendra sistema ir jie nuolat sąveikauja. Ir man atrodo, kad tas savanorystės turėjimas ir tada kitų veiklų turėjimas reikalauja skirtingų motyvacijų, skirtingo supratimo, ką žmonės čia motyvuoja ateiti, kad tai dažniausiai net nėra darbo užmokesčių klausimas, bet yra kitų dalykų, kuriuos turi atspėti ir identifikuoti. Ir tada yra apskritai tas bendruomenės, kaip jie įtraukinėjami yra, jeigu įsitraukia, tai viskas gerai, jeigu neįsitrauktas, tada atsitinka. Ir tokių daug visokių, tikrai labai daug didelė sistemos dalis, tai yra tokio, kaip čia net yra iššūkis, kaip čia nesusikurs tokios priešpriešos, yra darbuotojai ir tada yra savanoriai, ir kurie čia geresni arba gražesni yra, kur tada yra daug visokių iššūkių kylančių. Tada man atrodo, kad net sakyčiau, irgi toks iššūkis yra ir jeigu žiūrint apie tą visą sistemą, tai irgi yra tai, kad organizacijos labai dažnai nuočia resursų trūkumas, klausimas, nežinau, kaip čia pavadinti galima, bet tarkim, yra vietų, kur ir pas mus yra, kur mes nežinom, kaip mes kitais metais veiksim, nes mes turim susirinkti lėšas. Ir dabar vykstanti maltiečių sriuba, iš principo labai geras pavyzdys yra, nes kiek jinai surinks lėšų, tiek mes turėsim veiklos kitais metais senjorų srityje. Pagalba senjorams, tai tiek mes galėsim padėti, tiek mes galėsim kažkaip kitaip prisidėti prie tos senjorų gerbūvio, skurstančių gerbūvio iš principo. Ir tada yra momentas, kad šiaip jau tu nežinai, bet tu kažkokiu būdu tai turi tą laivą visą siūsti tą kryptį, kur jau esi nusibrėžęs. Ir tada gaunasi, kad daug nežinomųjų, tada daug komplekso, kaip atsirasti, kaip pasidaryti, kaip tos resursus panaudoti tinkamai, nes galbūt kažkur yra vienas, kažkur nėra, tada gal įmanoma apjungti ir panašiai. Tai man atrodo irgi ta temų įvairovė, irgi trečias gal dalykas būtų, kur tada irgi siejasi, nes labai lengva yra tada, pavyko ten vienas projektas arba kažkas ir labai lengva ten likti, o ne grįžti ir pažiūrėti, kaip čia įtakojo vienas ar kitas dalykas. Ir to irgi labai daug mokomės. Bet žiūrėk, bet tada aš dabar taip klausausi ir galvoju, turbūt iš to tada ir gaunasi, žinai, kad su to neapibrieštumu
labai skirtingai galima tvarkytis, ne, galima į neapibrieštumą žiūrėti tokį kaip, nu, ribojantį faktorių ir save labai, nu, kaip čia, suspausti, sumažinti, žinai, kad, tipo, nu, tai va, tai gal mes čia surinksim, nesurinksim, čia dabar, va, sunkmetis artėja, ne, gal čia bus mažiau ten tų dalinimuose, ar ne, ir finansavimo, nu, tai gal, žinai, gal prisistabdom, gal nesustratom, nu, tipo, laukiam kažko, tai neaišku. Bet iš kitos pusės, kada vat, organizacijoje atsiranda tas toksai, žinai, vat, nu, tie čia pragriaunami ten, jeigu ten kokie, ar ten tie biški voratinklių, ne, jau kažkuriuose vietose biški apėjusių, juos prasivalo organizacija, ar ne, va, kaip jūsų atveju, kad tas toksai, žinai, kad tai gerai, esmė, ne, bendruomenė, kurie dalinasi. Tai reiškia, nu, principaliai, net ir nesvarbu, kiek tų pinigų turėsit, jūs vis tiek darysit tą patį, ar ne? Ir savanoriai niekur nedingsta, ir pagalbos gavėjai niekur nedingsta, ir administracija iš principo, nu, administracija, čia toks, žinai, biurokratinis žodis, bet žmonės, kurie, nu, sakykime, turi tas darbo sutartis, ar ne, irgi niekur nedingsta. Ir vat visas šitas stipri bendruomenė, stiprus organizmas, ar ne, jis toliau daro tą, ką gali daryti geriausio. Ir tas finansavimo, žinai, buvimas ir nebuvimas, jis nebepasidaro toks svarbus. Ir aš gal net sakyčiau, kad turbūt ir ten tie, kai aš pamenu, kaip braižėm tas didžiąją sistemą, ar ne, ir su kokiom ten, kas yra ten tie stakeholderiai, ar ne, ir su kuo sąveikauja maltiečiai kaip organizacija. Tai kai mato, kad jūs, nu, darot savo darbą pačiu geriausiu būdu ir iš tikrųjų tas bendruomeniškumas ir ta šiluma visa jinai, na, skleidžiasi į aplinką, tai turbūt, žinai, ir kiti, nu, atranda būdų, ar ne, padėti ir prisidėti. Kitaip tariant, jūs toks kaip magnetas gaunatės, kad aplink jūs sukasi sistema, o ne jūs ten sėdit, žinai, ranką ištiesę ir laukat, kol kažkas susimylės. Tai man atrodo, bet tas yra, nu, labai stipru ir kiekviena organizacija atradusi tą savo gilųjį tą tokį, ar ne, kodėl mes visi čia esam, kągi mes čia iš tikrųjų darom, žinai, nes tu gali labai greit pasislėpti, kad jo, čia va, tiek paslaugų tokių suteikti, tiek anokių, čia tiek pinigų surinkti, tiek dar kažko tokio, bet tas, nu, nenusako esmės iš tikrųjų. Tai taip, tai yra svarbu, aš nieko nesakau, bet vienintis faktorius tai yra va, tas, žinai, per tą savanorystę ir tada daug lengviau pasidaro. Ja, ir aš ir sutinku iš tikrųjų, nes kartais tas veikimas tokiam neapibrėžtume, jisai padeda ir kitus atrasti, nu, tas kitas stiprybės, ne, kokias tam turi, jeigu ten kažkas vienas nepavyks, bet pavyks kitas, ne, arba lygiai taip pat, kodėl mes labai, taip sakyčiau, visai turim tą kelią į tą bendruomenės, tvarios bendruomenės, ne, krypti, kad nu, tai taip ir yra, kad jeigu kažkas, nu šiaip jau, kad tikslas yra, kad, nu, vat, atsitinka kažkas arba net neatsitinka, bet bendruomenė šiaip sugeba išgyventi ir ten vieni kitiems padedami, kada reikia susibūrę, kada reikia mažiau susibūrimo, bet daugiau tokio individualaus, kai kur ten reikia kompleksiško ir čia, man atrodo, tas visai padeda, nes tu tada jau žinai, nu, kad tai nėra kažkas, kad va, ateis ir kažką padarys už tave. Nu, toks. Taip. Ar pats paimsi šitą kastuvą ten kelio pakviesimui arba nu, nieks ir nepravažiuos. Tai tokio, man atrodo, irgi sutelktumo ir tada matant skirtingas sritis, skirtingas vietas, skirtingą galėjimą prisidėti netgi. Tai man atrodo irgi yra, nu, vat, to link ir keliauja. Tada tokio mažiau mes pačioje pradžioje irgi turėjom. O man atrodo, kad čia mes labai daug sulindytas dėžutės esam ir čia nesigauna ir ten buvo paskui voratinklis, kad iš tikrųjų šiaip ne dėžutėse voratinklį gyvenam, kur galbūt per daug sudėtinga identifikuoti vieni kitus, kur čia reikia, kada reikia, bet mažiau gal dėžutėse. Nu va. Tai žiūrėk, dabar tikrai va, tas metas, tai tikrai galim pakviesti, ar ne, kas čia klausysis mūsų šito įrašo, tai ne tik prieš Kalėdas prisidėti, bet ir šiaip jeigu, na, yra tas poreikis dalintis, tai maltiečiai yra labai puikia vieta prisijungti, bet aš tau dar vis tiek klausimą vieną turiu, koks tavo patarimas būtų, kam nusiteikti ir pasiruošti, žinai, ar apie ką pagalvoti, kurie svarsto apie darbą su mumis, su Holistic Enterprise. Iš tavo patirties? Nu, aš taip galvočiau, kad reikia pabandyti.
nu, kad net mažiau to svarstymo būtų, tiesiog paimti padaryti. Ir tada pasižiūrėti, nu, stengti kažkaip tokio su smalsumu ateiti irgi ir tokio smalsumo, man atrodo, įsijungti aukštą lygį, kuris būtų apie, nu, apie kaip čia atrodo, nes šiaip jau sakau, man matyt, pagrindinė mintis yra tai, kad organizacijos per daug kompleksiškus, aišku, čia nieko naujo aš nepasakysiu, nes visi jau ir taip tą žino, bet tame ateina, susiduria daug visokių veiksmų, procesų, darbų ir panašiai. Tada mes turim lūkesčius labai įvairius iš vadovo, ar iš savanorių, ar dar kažkas. Tada turim iš darbuotojų į kitą dalį turim. Ir tada, ir tu tada sėdi ir galvoji, tai kaip čia dabar visas šitas kamuolys, link kur jis gali judėti. Tai man atrodo, kad tie skirtingumai, pamatyti tos skirtingumus, identifikuoti juos yra šiaip jau labai prasminga, nes tada tu gali pats savo pasitikrinti, kaip viskas dėliojasi ir pamatyti tą organizaciją iš aukštesnio, taip iš balkono palikti, pažiūrėti, kaip čia atrodo viskas, kur čia kas siejasi, kur čia susijungia ir panašiai. Ir tas mums kartais šiaip jau padeda tas atsigrėžimas į tuos vargstančius, bet to pačiu po šito mūsų darbo, tai jau irgi apie savanorius pradeda galvoti žmonės, tai ir aš tame tarpe irgi. Tai toks, manau, čia irgi susiorientavimui padeda. Tokio atrasti fokusą. Nes kai daug komplikuota, daug visokių dalykų vyksta ir tada nežinai. Tas baugina, ar ne? Tai tikrai yra, pelno siekimas, jeigu jau ten pelno organizacija nėra. Bet paskui galiausiai man atrodo, kad ne visai kartais būna šitas. Čia kaip papildomas. Supratau. Tai ačiū tau, Edvinai, už pasidalinimus ir, žodžiu, dekonstruoti kompleksiškumą, tai turbūt lengviausia ateiti su smalsumu, nebijoti, žinai, kad aš čia viską žinau ir čia jau man reikia tik tai ten kažkokių įrankių ar super detalių, bet ateiti pastudijuoti, pabūti, išgirsti, žinai, žmonės savo organizacijos, o paskui jau tada, kitas dar dalykas, kas iš tavo man eina, tai dar norėčiau akcentuoti, kad ne, kaip čia, būti budriems ir stebėti, kas vyksta. Ir jeigu, žinai, pastudijavau, tai pinu kartu su strategija, pinu su savo kasdienė disciplina, iš to jau pas tave jau išsikristalizuoja ir kitokia ta struktūra ir panašiai. Ta prasme, tiesiog, sieti su tuo, ką jau darai ir atitinkamai keisti, ko dar nedarai arba kažkaip. Ir aišku, rezultatas geriausiai pasimato per laiką, nes iš tikrųjų pradžioj būna daug ten visokių tų minčių ir kartais net ir įtampos, o paskui praėjus kuriam laikui, tai tikrai jau galima pasidžiaugti, kad daugiau galvojam ir daugiau apie tai klausim. Tai aš tikrai linkiu jums labai didelės sėkmės ir toliau ir labai didžiuojuosi tuo, ko jūs darot. Ir tikrai buvo labai ačiū už malonumą dirbti kartu. Negaliu sakyti, kad buvo gera, tebėra gera, visada gera. Bet man atrodo, mums irgi tokio truputį atnešti iš kitokio požiūrio ir kitaip pasižiūrėti save, man atrodo, irgi tas absoliučiai vertinga yra. Ir ačiū tau ir kitiems, kurie skiria tą laiką mums. Ir man atrodo, čia toks, irgi, kai tu žiūri bendrai, tai nėra kažkoks vienos dienos darbas, nes šiaip jau padarei ir tada visą tai yra tokia kelionė ir tada toje kelionėje daug visko gali nutikti ir kartais net tų rezultatų labai greit nepasimato, bet tai tas ir, aišku, ir įnervuoti gali, bet to pačiu ir labai smarkiai tas smalsumas svarbu nepamesti, man atrodo. Tai tas to ir linkėčiau čia visiems nepriklausantiems, bet ir dirbantiems. Gerai. Tai va, ta gerai.